Labas vakaras, gerbiami eksperimento dalyviai. Sveiki susirinkę dalyvauti laiko mašinos bandymuose. Kad viskas vyktų sklandžiai, prašome išsijungti mobiliųjų telefonų garsus, kad jų skleidžiama vibracija netrukdytų eksperimentui. Linkime gero laiko ir nuostabių emocijų kartu. Goda, aš daugiau su tavimi nekeliausiu. Ir vėl mes nukeliavome ne ten, kur reikia. Nieko tokio, juk galime bandyti dar kartą. Goda, tu juk žinai, kad reikia bandyti bent po 10 kelionės dienų. Aš manau, kad mūsų laiko mašina tikrai pasiruošusi dar vienai kelioniai laiku. Na, dar nesidžiaug. Ją reikia sutaisyti. O jeigu nepavyks, galbūt net rizikuojame ir savo gyvybėmis. Baik, juk viskas apskaičiuota. Be to, mes esame geriausios mokslininkės šioje laboratorijoje. Taip, geriausios. Nes dirbame tik dviese. Ai, bet juk mus aukštosios matematikos mokė pati Rūta Jonienė. Pagal jos mokytoją n-tojo nario formulę mes puikiai įvaldėme ten tuos diskriminantus, logaritmus, tangentus
Ir beje, ji čia yra atvykusi, tad kviečiame ją tarti žodį. Labas vakaras visiems susirinkusiems į šią nuostabią šventę. Mėly abiturientai, jau greitai ta diena, kai kiekvienas iš jūsų pasinersite į įspūdingiausią gyvenimo kelionę. Šiam žingsniui jūs ruošiatės visus 12 metų. Likusios 100 dienų, tai 100 galimybių, kurios dar liko mokyklos pasaulyje. Pasinaudokite jomis. Jūs daug išmokote, išgirdote, tačiau naujų patirčių bus kupina visa jūsų ateitis. Ieškokite, svajokite, nerkite į nepatirtą nuotykį. Tegul kiekvienas iš jūsų suranda tą kelią, kuriuo norėtųsi keliauti visą gyvenimą. Didžiausios sėkmės jums ir visų svajonių išsipildymų. Stipriai apkabinu jūs visus. Ačiū Jums. Na, o negi negirdėjai, kad laboratorijos direktorė Jurgita Kamandulienė taip pat čia atvykusi, tad kviečiame tarti žodį ir ją. Labas vakaras abiturientai, labas vakaras mokiniai, mokytojai, visi čia susirinkusieji. Iš tiesų šiandien ne kartą girdėsime žodžius kelionė, 100 dienų, ateitis. Ir tikrai man pačiai įdomu, kur aš būsiu po 100 dienų, kur aš būsiu po 10 metų. Ir ateitis visada visiems rūpėjo. Bet ateitis priklauso ir nuo praeities, ir nuo dabarties, ir nuo to, ką mes dirbame kasdien. O kasdien, ką mes darome, mokomės, dirbame, juokiamės, svajojame, švenčiame, draugaujame. Taigi aš noriu palinkėti, kad tos 100 dienų būtų prasmingos, mes visi pasiruošę jums padėti ir telydi 100 dienų jūs darbas, o per egzaminus sėkmė. Tai to aš jums ir linkiu. Ačiū Jums. Na, manau dabar tu įsitikinai, kad mes tikrai suvaldysime šią laiko mašiną. Gerai, tavo užduotis stebėti parametrus. Viskas, aktyvuoju. Palauk, o tačiau kažkas ne taip, galingumas per didelis. Gal šiek tiek, nieko. Kas čia dabar? Kur mūsų laboratorija? O ne, man atrodo, mes ne tik sugadinome savo laiko mašiną, bet ir nukeliavome laiku atgal. Kas jūs tokios ir ką čia darote? Mes mokslininkės, kelionė laiku, na, kaip čia pasakius. Užtenka. Jei norite įrodyti, kad jūs priklausote mūsų laikmetyje, jūs turite įvykdyti keletą užduočių. Bertos, mes iš 21 amžiaus. 21? Ką tai reiškia? Nesvarbu. Jūs turėsite atlikti mūsų užduotis, kad liktumėt gyvos arba rasti kelią atgal. Užduočių atlikimas – tai mūsų galimybė grįžti atgal. O jei nepavyks? Jeigu išradome laiko mašiną, įvykdyti keletą viduramžių užduočių bus jokų darbas. O be to, mes galime pasikviesti pagalbos. Labas vakaras, mūsų gražiausi karalystės gyventojai. Kaip visiems žinoma,
Užduočių atlikimas yra neišvengiamas, jeigu norite sugrįžti į savo epochą. Po kiekvienos taisyklingai atliktos užduoties jūs gausite vieną detalę, kuri padės jums atstatyti savo laiko mašiną ir sugrįžti namo. Jeigu užduoties bent vienos neatliksite, prarasite galimybę sugrįžti į savo epochą visiems laikams. Jūsų pirmoji užduotis yra aprengti ginklanešį. Ginklanešius į sceną. Manau, šią užduotį mums galėtų padėti atlikti Viktorija ir Justas. Kviečiame jūs į sceną. Jums bus duotos įvairios priemonės ir medžiagų gabalai, kuriais turėsite aprengti, papuošti šiuos ginklanešius. Tam turite tik 1 minutę. Prašyčiau jau baigti. Šio žodžio pas mus karalystėje tuoj nėra. Taigi, nors ir atlikote šią užduotį, dar niekas nenuspręsta. Visi karalystės madų žinovai balsuos. Kam, paplokite, kam labiau patiko Viktorijos kostiumas? Na, o kam labiau patiko Justo kostiumas? Ačiū. Viskas aišku, jūs viską nusprendėte. Dar kartą paplokite man, nes aš apsirengus gražiausiai. Dėkojame padėjus įveikti šią kūrybiškumo reikalaujančią užduotį. Goda, žiūrėk, mes gavome savo pirmąją detalę. Ha, ha, ha. Pirmąją? O ką dar esate mums paruošę? Nu, ar jūs tikrai manote, kad galite įspręsti visas šitas užduotis dviese? Ne. Mes norime pasikviesti pagalbos Saulių. Ar gali ateiti mums padėti? Labadiena, ponaitį Sauliau. Mes turime jums užduotį. Jums reikės pasakyti, kokios mokytojos slepiasi mūsų nuostabiausiuose paveiksluose ekrane. Prašau. Taigi, pirmoji nuotrauka. Kaip manai, kas čia pirmoji? Rūta. Teisingai. Antroji nuotrauka. Kaip manai, kas čia slepiasi? Teisingai. Kas slepiasi po trečiąją nuotrauką? Teisingai. Manai, kas slepiasi po ketvirtąją nuotrauką? Teisingai. Kaip manai, kas slepiasi po kitą nuotrauką?
slepiasi po paskutiniąją nuotrauką? Oksana. Teisingai, šauniai atlikai šią užduotį, ačiū tau. Žiūrėk, turime ir antrąją detalę. Dėkojame už pagalbą, manau, mums jos prireiks ir atliekant kitą užduotį. Palauk, galvau, jog aš turiu kitą detalę. Tai gal O, tai čia kas čia? užduotis kita. Taip, tu teisi, Elsinta ir Laura, prašome jūs padėti. Dabar jūs išgirsite keletą puikiausių viduramžiškų muzikos kūrinių, kurie turi atitikmenį jūsų laikmetyje. Jūs turite atspėti, kokia tai daina. Pirma, žinanti atsakymą, pakelkite ranką. Taigi, pirmoji daina. Na, Laura, galiu užpalainuot. Kaip dangus kliautai, žydėta, žėtai, alyvas. Teisingai, kita daina. Mes ir vėl susitikom, lyg svajolai bai. Smėlio paslaptis liko, lyg prie jūros žaislai. Mėly ilgesių žaidė, lyg pakrantės vaikai. Na, čia reikia Cicino daina laivai. Aš galiu padainuoti. Nežinau. Taip, tai buvo Ryčio Cicino meilės laivas. Teisingai. Kita daina. Palmių kraštai mėlynam vandenyne kviečia, ata gražų saldus keliai. O tarp savanų smėlėtam žemynė žbaubabų suristi namai. Kas ten gyvena, tik nežinojau, ir kokie žmonės ten kalba. Yra ten ir vyrų, ne vien tik žyrės, koks Robinzonas apstigo galva. Robin, kurgi tu leki, pašlo kokias žmonės peki. Tik lygia, kuris išėmė, apšilona bekas ir bogas karšta. Robin, išverčia atgapas. Šitas Robinzonas. Teisingai, kita daina. Tuk, nakty širdį pasibeldžia, ilgesių pilną naknymų lydimą. Tik seniai matytas veidą kojų kęs lyg klonas iš mano spindinčių akių. Sukasi ratu. Ar žinot dainą? Momentai bėga tam kūną. Tai teisingas buvo atsakymas velniškas greitis. Kita daina.
atsiprašau. Išgersiu paskutinę tinę taurę vyno ir viskas dienenonė den vidimo vaikinų. Išmesiu cigaretę, tiesiog savaitiniai čia kažkada užtipavus labai bitą kaimynį. Atsaksiu palaitinę, sesiu tom diršė. Elsinta. Čia tas, kur tu suklydai. Velniškas greitis. Teisingai. Kita daina. Man visi keliai lyg medžių šaknys susipynei, man visur gerai, bet Lietuva yra gimtinė. Čia yra namai, o man visi kaip broliai, ir nors vilioja toliai, čia pasiliksiu amžinai. Dulke tas kelias, juodų žirgų man gaila, ir nieks negali suprast čigono meilės. Dulke tas kelias. Na, ar žinot kurį nors atsakymą? Ne, tai Radžis čigono meilė. Ačiū Jums. Dėkojame Elsintai ir Laurai. Kotryna. Goda, kas čia vyksta? Ką, sveiki visi atvykę į mūsų riterių mūšį dėl princesės rankos. Pažvelkite, kokia nuostabi, kokia graži, paplokit, prašom. Vau, tikrai vau, pritrenkiančiai graži. Na ir mūsų pirmasis riteris, nuožmusis Komoda. Na ir kitas, svarbu, nesmūgis, o ūgis. Šokį seną Zacebą. Wow! Prašyčiau ginklanešius įnešti ginklus mūsų brangiesiam riteriam. Jo, pradėkit. Wow, koks smūgis. Dar vienas, ką, Komoda bėga? Grįžtat be arklio? Vėl bėga, na ką, Zaceba, pasivyk. Kas čia bus? Wow, ką čia metė? Apsvaigino gal mūsų riteriai? Grįžta su arkliu, wow. Vėl kovoja. Kaip pavedė mūsų brangų į Zacebą. Wow, labai gaila, tikrai liūdnas vaizdelis. Na jo, bet mūsų Komoda riteriai nesidžiaugti, nes dabar ateina tavo tikrasis iššūkis. Drakonas! Wow, kaip jis skraido, koks jis nuožmus, koks jis karštas galbūt netgi. Na ką, turi dabar jį priveikti. Kaip vedi, wow, na, įspūdinga technika, tikrai įspūdinga. Ja. Liūdnokas vaizdelis, tikrai ne kažką. Kaip jautiesi, princesė? Grįžkit prie savo darbų. Ko čia spoksot, kaip niekada nematė nieko? O ypač jūs, nebent nenorite į savo epochą grįžti. Prie darbų. Jo, grįžkit prie darbų. Na, riteriai žengs su manim, pasirodyk. Paplokit nugalėtojai. Na ką, jautiesi prizų mūsų princesė? Tai kad turiu aš tas 7 princesės namuose, o man dėdukas yra kartą pasakęs, kuo daugiau princesių, tuo daugiau problemų. O juokdami tikrai namo pasims. Mane? Na gerai, pasimk mane. Geras. Aš dar niekada nesu mačiusi to realybėje. Tai buvo fantastiška. Goda, daugiau nei žodžio, mes turime gauti visas detalės. Dominikai ir Laurynai, ateikite mums padėti. Na ką, laiko kalboms jau nebėra, jau reikia pasirinkti profesijas, na jeigu čia liksite. Tai ir padarykite.
Aš pasakysiu savybės, kurių reikia šiom profesijom, o jūs pasakysit, kuris iš jūsų klasiokų, tai įskaitant ir jūs, ir dar jūsų auklėtoje, tiktų šiai profesijai. Taigi pradėkime. Pirmoji profesija. Taigi jai reikia empatijos ir jautrumo, gerų stebėjimo gebėjimų, kantrybės, komunikacijos įgūdžių bei fizinės ir emocinės ištvermės. Taigi kas iš jūsų klasiokų ar gal auklėtoje tiktų? Pagalvot biškį. Pas mus toks empatiškas. Ne empatiškas, tai kad kantrus būtų, ar kantri, ar... Tai sakyčiau kokią Laurą. Na, tai tuomet sveikinam Laurą su jos nauja specialybė, taigi žirgo sielos ekspertė. Kita specialybė. Taigi, taip pat reikia kantrybės, dėmesingumo, smalsumo bei klusnumo. Na, ir būtų gerai, kad tylumo. Sakyčiau, kad tu. Na, tai tuomet sveikinu su naujaja profesija katinų medžioklė. Tikiuosi, seksis. Toliau einame. Taigi, reikia gilaus ryšio su gamta, intuicijos, kantrybės ir svarbiausia pasakojimo talento. Sakyčiau, turbūt Redukas. Na, tai sveikinam Redą, mūsų naująjį karpų šamaną. Einame toliau. Reikia intuicijos, kūrybiškumo, komunikacijos įgūdžių bei vėlgi pagarbos gamtai. Na, iš tikrųjų, mūsų profesijom daugumai to pačio. Pagarbos gamtai, sakai, ne? Tai vėl kažką iš merginų, tai gal kokia Augustė tiktų? Na, tai Augustė, tavo naujoji specialybė, kopūstų užgalvėtoja. Toliau, kita specialybė. Taigi reikia praktiškumo, fizinės ištvermės, inovatyvumo bei techninio suvokimo. Dėl fizinės ištvermės rinkčiausi Saulių, bet dėl techninio suvokimo tai sunkiai. Netinka. Man sakai? Nu, tarkim. Na, tai sveikinu mūsų naują Latvijos rinkėją. Tema. Toliau einam, dar liko daug. Taigi, reikia stebėjimo įgūdžių, empatijos, kūrybiškumo ir vėl ištvermės. Tai tas empatija nepatinka. Nu, sakykim, Justinas koks. Taigi, Justiną sveikinam su jo nauju darbu kaip vežlių treneris. Rungtynės už kelių savaičių, taigi turi laiko pasiruošti. Toliau, reikia kūrybiškumo, ritualų išmanymų, komunikacijos įgūdžių bei gero humoro jausmo. Labiausiai tiktų Kajus turbūt. Na tai Kajau, įsidarbinai vištų užkalbėtojai. Eikime toliau, reikia gero balso, gerų komunikacijos įgūdžių, intuicijos, klusnumo bei mėgimo eksperimentuoti. Ką galvoji? Gal kažkas iš merginų? Eksperimentai, kas pas mus eksperimentuoja? Elsinta turbūt. Tuomet Elsinta įsidarbino džiovintų žolelių dainininkė. Sveikiname, labai svarbi profesija. Šiai profesijai reikia drąsos, kantrybės, psichinio atsparumo, komunikacijos įgūdžių bei analitinio mąstymo. Kas pas jūs analitikai? Nėra tokių. Na, priminsiu, kad galite įdarbinti ir auklėtoją, nes jie irgi darbo reikės. Nu tai tada tamsta auklėtoja. Na, tai tamsta auklėtoja, dabar bus ne auklėtoja, o tamsta vaiduoklių gaudytoja. Taip, einame dar, liko keletas neapdarbintų, taigi reikia garsų imitavimo talento, reikia dėmesingumo, reikia pagarbos gyvūnams, tai reikia klusnumo.
Klusnumas, sakai. Aha. Tai dėtume Justai šitą savybės pataikytume. Na, tuomet Justai, tu būsi karvių šauliu. Na, ir jau liko tikrai nedaug. Taigi, šiai profesijai reikia preciziškumo, dėmesingumo, pagarbos medžiagoms bei techninių įgūdžių. Gal kokia Viktorija? Na, tai tuomet Viktorija bus mūsų karalystės kiaušinių meistrė. Na, ir kiek supratau, liko tik vienas neįdarbintas, taigi, tikiuosi, jis turi gerus komunikacijos įgūdžius, yra dėmesingas, turi fizinę ir emocinę ištvermę, yra klusnus, bei gerai komunikuoja. Beveik viskas netinka. Na, tai turėsim prastą, tuomet čia Saulius eis. Tai turbūt kas daugiau. Na, tai tuomet Sauliau mūsų karo šauklys būsi. Ačiū, kad įdarbinot visus savo klasiokus, puikiai atlikote užduotį. Ačiū Jums. Kitą užduotį atlikti kviečiame Kajų ir Justiną. O iš kur mes gausime tą kitą užduotį? Ar matei tą riterių mūšį? Jo, man tai labai patiko. Ai, tai čia jūs tos keistuolis, kur liepė perduoti užduotį. Ačiū. Matai, kaip jas apsirengusius. Jėzau, Jėzau. Šioje užduotyje jums bus pateikti klausimai, į kuriuos turėsite atsakyti, kuris iš jūsų labiau tikėtina, kad atliks šį veiksmą – Justinas ar Kajus. Turėsite atsukti tą pusę, kurioje yra jūsų partnerio nuotrauka, arba žodis aš, kuris indikuoja jūs. Kuris labiau tikėtina, kad būtų apkaltintas raganystę? Sekantis klausimas. Kuris labiau tikėtina, kad parašytų poemą apie savo nelaimingą meilę? Kuris labiau tikėtina, kad išgyventų maro epidemiją? Kodėl jūs manot, kad jūs neišgyventumėt? Kuris labiau tikėtina, kad atsidurtų požemiuose už maisto kurstymą? Kuris labiau tikėtina, kad išradinėtų naujas kankinimo priemonės? Kuris labiau tikėtina, kad taptų karaliaus juokdariu? Kodėl jūs žinote? Kuris labiau tikėtina, kad prisijungtų prie kryžiaus žygio, bet pasimestų pakeliui? Ačiū labai jums. Ačiū Jums. Šaunuoliai, tačiau jums liko paskutinioji užduotis. Siūlyčiau pasirinkti padėjėjus labai atsakingai. Mes norime pakviesti Redą ir Augustą. Labadiena Redai, labadiena Auguste. Atrodot beveik taip pat gražiai kaip ir aš. Taigi, šiandienos jūsų užduotis bus labai įdomi. Bus tarsi jūsų laikais vadinamos šarados. Taigi, užsisuksit, vienas iš jūsų užsisuks, pamatys jūsų buityje naudojamą daiktą arba veiksmą
ir ji turės atpasakoti savo kolegai. Tačiau galėsite žvilgtelėti tik vieną kartą. Antrą kartą žiūrėti griežtai negalima. Įneškite jam, prašau, mikrofoną. Na gerai, taisyklės aiškios? Nelabai. Žodžiu, negalite žiūrėti į ekraną. Padiktuosiu, nebijokit. Na gerai, pirmasis daiktas Redui Augustė nežiūri, Reda žvilgtelna vieną kartą ir daugiau taip pat nebegali žiūrėti, nes gali likti be galvos arba be kelių galūnių. Na ir dabar prašau, pasakyk taip, Augustė, apie šį daiktą papasakok, apibūdink jį, kad jinai galėtų atspėti. Nežiūrėk į ekraną. Labai ten karšta, bet gerai, kad karšta. Pirtis. Na, pasižiūrim. Redui patinka būti varinėme jautyje. Mano mėgstamiausia kankinimo užduotis, įdedi žmogų ir tada taip pašildai. Na gerai, dabar perduok mikrofoną Augustei, nežiūrėk į ekraną. Augustė, štai tau šis žodis, na ir prašau, pasakok Redui. Nežiūrėk, Redai. Darė mokyklą ir buvo labai juokinga. Bet negalėjom juoktis. Štanginiai. Ne. Praeitais metais. Panašiai. Ne. Tokia moteris buvo atėjus. Joga. Na, pasižiūrim. O mūsų mokykloje praeitais metais Štanginėje buvo vaikai tempiami ant staklių. Gerai, perduok mikrofoną Redui. Na, Redai, apibūdink Augustei šį daiktą. Kiekvieną dieną sėdėm arba pamiegam dar kartais ant jo. Suolas? Na, Redas kiekvieną dieną sėdi geležinį kankinimų kėdėjį. Panelės, sunerimkit. Na gerai, perduok mikrofoną Augustei, Augustė žvilgtelk. Na, apibūdink šį daiktą Redui. Su tokio daikto tikrai nenaudojas, bet toks apvalus, su dantukais atsiguli, trini. Nugarą atsiguli pirmyn atgal. Nu, sporto parduotuvėj gali nusipirkti. Ai, tas toksai... Aha, jo, su dantukais. Aš žinau, prie ką. Na, Augustė, gali pasakyti, jis esame pasakę. Teisingai. Masažinis volelis? Ne. Lūžio ratas. Na, dar yra? Aišku yra. Na, Redai. Apibūdink Augustei. Buvo tau nukritęs ir tu ten nuėjai ir pasitaisėjai. Magis? Kūnai. Bet nagų meistrė. O Redai, dar gal paaiškink, kaip jaučiasi mergina. Gerai, nuėjus ten labai gerai padedi rankutes ir ten tau žodžiu sutvarko, viską gražiai padaro, tai tas žmogus yra... Manikiuristė? Na, taip. Na, Redas galvoja, kad merginom patinka, kai jom ištraukia nagus. Taigi, ačiū Jums labai. Dėkojame Augustei ir Redui. Sveikinu. Jum tarsi ir pavyko įvykdyti visas užduotis sėkmingai, bet jūsų likimas dar nežinomas. Todėl kviečiu savo karalystės kompetentingiausius, geriausius ir nuožmiausius žmonės nuspręsti, ar jūs reikia bausti, ar jūsų pasigailėti. Karalystė. 12-okai, jūsų verdiktas yra... Bausti! Jūsų verdiktas yra sugriežtinamas. Po 100 dienų jūs turėsite laikyti egzaminus. Kreipiuosi į 12-okus. Ar norite mums kažką pasakyti ar parodyti prieš pradedami vykdyti savo bausmę? Jeigu taip, tai greičiau.
Labas vakaras visi, mes tie 12-okai laiku pakeliavę ir visų pirma mes norėtumėm pasakyti didelį ačiū šio renginio ir šios kelionės organizatoriams 11-okams ir auklėtojai Žiedūnai, kurie sukūrė, mano akimis labai nuostabų renginį. Išties, mes patys žinom, kiek daug darbo ir pastangų reikia įdėti norint padaryti tokį renginį, tai mes jums sakom labai didelį ačiū ir manau publika pritars ir labai didelis plojimai. Na, o dabar norime tarti keletą žodžių jums, gerbiami mokytojai. Visus 12 metų manėme, kad mūsų šimtadienis yra dar labai toli ir praeis visas amžius, kol mes jo sulauksime. Taip pat per visus tuos metus mes galbūt nepilnai nesupratome jo prasmės. Mes galvojam, kad, čia puikus laikas gražiai apsirengti, pasipuošti, ateiti, kažką smagaus paveikti ir viskas. Tačiau dabar, stovint salėje, mes supratome, kad šimtadienis yra priminimas. Tai yra priminimas visų mūsų jau praeitų metų, visų gerų ir kartais nelabai gerų prisiminimų. Tai yra taip pat priminimas, kad mums liko tik 100 dienų dar pasidžiaugti visais momentais, kuriuos mes sukursime. Ir taip pat šiuo metu mes suprantame, kad laikas bėga labai greitai ir kad reikia būti dėkingi už kiekvieną minutę. Ir mes tikrai labai esame dėkingi. Visų pirma, mes be galo dėkingi mūsų pirmąjį auklėtojai Oksanai Miliauskienei, kuri per pirmuosius 4 metus mus išmokė tiek daug, pavyzdžiui, skirtumų tarp diktanto ir diktanato ir parodė, kad knygų skaitymas gali būti labai azartinis žaidimas. Bet svarbiausia, ji mus išmokė būti draugiškais, priimančiais, vieningais, ji mus išmokė būti tuo vienu kumščiu ir dėl to mes jai sakome labai didelį ačiū. Žinoma, mes padėkoti norime taip pat mūsų antrajai auklėtojai Rūtai, kuri keliavo su mumis 8 metus ir dar pakeliau 100 dienų. Mes jai norime padėkoti už nepabijojimą kartais pabūti zoologijos sodo prižiūrėtoje. Norime padėkoti, kad labai mūsų nebaudėt už tas praleistas pamokas ir patikėjo tais visais, kartais ne visai originaliais atmazais, bet priėmėt juos kaip šventą tiesą. Taip pat norim padėkoti, kad vaidino su mumis karnavaluose, nesvarbu, kokį mes jums ten sukūrėm personažą. Ir svarbiausia, mes jums norim padėkoti, kad jūs mūsų mokyklos gyvenime buvo ta konstanta. Visada šalia, visada kartu. Labai ačiū. Taip pat mes norime padėkoti mūsų direktoriai Jurgitai, kad paukojate savo vasaros atostogas, ieškant mums ne tik klasiokų, bet ir mokytojų, kad būtų kas ką pamokint. Ir taip pat norime padėkoti pavaduotojai Raimondai, už didelį darbą darant pamokų pakeitimus ir tvarkant mūsų tvarkaraščius. Taip pat dėkojame ir mokytojui Albertui Sereikai, su kuriuo nors ir praleidome vos 1 metus, bet visada prisiminsime tas fizinio pamokas, per kurias išmokome ne tik naujų teniso triukų ir istorinių faktų, nepamiršime ir tų pokalbių susitikus koridoriuje ir visada paklausto klausimo, kaip tau sekasi, ir žinoma tų gražių eilėraščių. Ačiū Jums. Didelį ačiū norime tarti mokytojai Žiedūnai, kurią mes labai mylim, už jos nesibaigiantį džiaugsmą, pokalbius, į kuriuos atėjus su blogiausia nuotaika gali išeiti su šypsena veide, už tas teatro pamokas, kuriuose kartais reikia ir vaidinti, šokti, piešti, analizuoti save ir visada juoktis. Kartais reikia ašarų. Ačiū Jums labai. Ačiū mokytojai Sigutei, kad vietoj altorių šešėlio nagrinėjimo leidote panagrinėti gyvenimo šešėlius. Ačiū mokytojai Vilijai už visas išvykas apžiūrėti upių ir upelių ir ko gero geriausios užrašus iš visų pamokų. Ačiū istorijos mokytojams Laimutei ir Juozui už visas istorinės žinias ir visas kavutės ar arbatos pertraukas.
Anglų kalbos mokytojai Ingai, kad leido suprasti, kad tingim ne tik mes mokiniai, bet kartais tingi ir mokytojai. Ir taip pat norim padėkoti Stasytei už anglų kalbos žinias ir visas pasidalintas dešras kelionių metu. Ačiū chemijos mokytojai, kad išmokėt, jog vietoj peilio galima naudoti ir karštą vandenį. Biologijos mokytojai Vilmai dėkojame už ne iš Palubinsko ištrauktas pamokas. O mokytojai Danutei dėkojame, kad mus, vaikušius, labai mylėjot. Ačiū tikybos mokytojai Almai už atrastą tikėjimo kelią. Ačiū mokytojai Liucijai už išmokytą pamoką, kad be kalbos nebus mergos. Ačiū ekonomikos mokytojui Modestui, kad leidote suprasti, kad ne piniguose laimė, o jų kiekyje. Ačiū muzikos mokytojai už išmoktas balių dainas. Ačiū fizikos mokytojai Vaidai, kad leidot suprasti, kad ledinė gali būti ne tik stiklinė. Ačiū žmogaus saugos mokytojai Rasai už žinias, kad iš gaisro reikia bėgti ne 2, o 4. Ačiū mokytojams Jomantams, kad parodėte, kas yra tikra, nerūdėjanti meilė. Ačiū ir fizinio ugdymo mokytojams, kad leidot sportuoti ir su žieminiais batais. Ir labai nepykdavot, kai kirsdavom ištisinę liniją rikiuotei. Ir ačiū visiems kitiems mokytojams, kurie su mumis buvote, kurie išmokėte mūsų tiek daug, kurie padarėte šios 12 metų tokius spalvingus ir leidote mums augti, bei augote kartu su mumis. Ačiū. Ir mes turime jums įteikti gėles. Ir mes dar nebaigėm. Nors mes dabar sakome ačiū, reikia nepamiršti, kad mums visgi dar liko visos 100 dienų, per kurias spėsime ir pasimokinti, pasiruošti tiems baisiems egzaminams, kad jie nebūtų tokie baisūs, spėsime dar kelis kartus pabėgti iš pamokų, ar pamiršti padaryti namų darbus, ar nesinešti aprangos, spėsim pažiūrėti porą filmų, pakalbėti ir apie gyvenimą, politiką, pasidalinti prisiminimais ir lūkesčiais. Mes dar turim 100 dienų, per kurias sukursime daug gražių prisiminimų. Na, o pabaigai mes jums turime pasirodymą. With you, my sweet love, there's nothing wrong. Contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool. Me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club. Take out your dirt and all of your jewels. Go to
the elementary schools. We laugh about nothing as the summer gets cool. It's beautiful, heaven's deep, no melody settles down over me. I'm not bored or unhappy, I'm still so strange and wild. In the wind, I'm in the water, nobody's son, nobody's daughter, watching the chemtrails over the country club. Suburbia, the Brentwood market, won't you do this? Maybe what of it, what picket chemtrails over the country club. My love, washing my hair, doing the laundry, making TV. I watch you running like when we were kids on the chemtrails and country club. It's never too late, baby, so don't give up. It's never too late, baby, so don't give up. Vau, kaip gražu, net susigaudinau. Goda, mes turime visas detalės ir sutaisius mašiną galime grįžti į laboratoriją. Tik reikia atsargiai, kad nepapultume tiesiai ant egzaminų datos. Aktyvuojam. Goda, mes grįžome sėkmingai. Taip, pagaliau. Ir pažiūrėk, kokį triuką aš išmokau su mūsų laiko mašina. Tikiuosi, kad vėl nepersikelsim ten, kur nereikia. Ne, pažiūrėk, tai bus dar blogiau. Kaip Elsintai sekasi mokslai? Yra pakankamai sudėtinga, kadangi pasikeitė daug nežinomybės, yra labai baisu. Kaip Augustė jaučiasi klasėje? Turbūt labai sunkiai, labai ankšta, vietos nėra, judėti sunku, raumenys atrofuojasi. Kokios yra tos stipriausios savybės? Manau, kad jis nėra labai kompetentingas. Greičiausiai nėra diplomatiškas, nelabai apskritai turbūt išmano tolerancijos ir diplomatijos. Gal dalykas, kaip visi šnekės. Ką darytų Saulius krepšinio varžybose? Pridėtų tą kamuolį ir užsikištų už žandų. Ir taip ir baigus. Jeigu Dominikas parašytų knygą, apie ką ji būtų? Apie tikėjimą, apie meilę, apie gerumą, o būtų pavadinimas meilė viską nugali. Kaip jūs jaučiatės pamačiusi Laurą mokykloje? Tai aišku, kad aš bijau, man išmešti. Ką blogiausio gali Viktorija padaryti? Gali pakelti namus į orą, medžius išrauti, mašinas iš vietos nustumti, atimti gyvybę. Kaip dažnai matote Keviną ir kaip jaučiatės jį pamačiusi? Ar skraidyti kasdien, neįsivaizduoju dienos po to, būtinai darbo metu ir kartais po darbo, labai retai. O kaip aš jaučiuosi labai gerai, atsiranda energijos, atsiranda motyvacijų dirbti, netgi sportuoti. Kaip apibūdintumėte Lauryno vairavimo įgūdžius? Pirmiausiai tai turėtų būti
neprognozuojamas elgesys greičiausiai vienas iš tokių dalykų. Kitas dalykas, orientacija gali būti sutrikusi, važinėti po kelią į vieną pusę, į kitą pusę ir kelti pavojų kitiems eismo dalyviams. Koks Justas patapo po to, kai pasidarė tatuiruotę? Kažkaip tai visuomenės jisai jau yra savotiškai atstumtas už kažkokius darbus nepriimtinus pačiai visuomeniai. Tai už tai jisai gal ir už tai jam yra apribojama laisvė. Kažką tai padarė, kas nepriimtina kitiems žmonėms. Jeigu Justinas gautų apdovanojimą, už ką jis jį gautų? Už žmogžudystės, vagystės, arijas kartais. Tai ką jis atrodė gražiausiai, kaip jis buvo apsirengęs? Violetinę suknelę, šaubelę ir aukštus batukus. Ir gero jums vakaro. Dabar norėtume visus pakviesti bendrai nuotraukai.